Labas visiems, aš esu muzikos atlikėja ir dainų autorė Justė Kraujelytė. Taip pat esu vokalo mokytoja, todėl šiame tinklalaidės Tyla po triukšmo epizode su dviem Augustėmis kalbėjomės apie mano muzikinį kelią, apie iššūkius, atradimus, įkvėpimą, dainas, muziką, artėjantį koncertą gruodžio 4 dieną. Ir tikiuosi, kad šis pokalbis jums bus įdomus, šiltas ir jaukus, toks, koks buvo jis ir mums. Ir galbūt atrasite įkvėpimo savo kasdienybei. Gero klausymuose. O kas tau yra įdomiausia kuriant dainas ir kas yra šaltinis, iš ko gimsta kūryba? Aš manau, kad kaip ir daugeliui, matyt, tai bus kažkokios gyvenimiškos situacijos arba kažkoks epizodas, su klausimais, kuris iškyla per tai, kuo tu tada gyveni. Kas yra kažkokia ta problema, suksenanti galvoje, neleidžianti užmigti naktimis, tai man labai susisiejo tai su mano kūryba. Aš, pavyzdžiui, visai neseniai iš tikrųjų prisijungiau prie seno pašto ir radau grupės Netikėti svečiai kūrybą, ten prieš 2015 metų, tai turėjau tokį sentimentalų vakarą, iš tikrųjų, nes jau labai daug dainų ten būdavo irgi, kad tiesiog vyksta kažkokie jam sessionai, mes ten repeticijų salėje įrašom ir ten iš tikrųjų tiek daug medžiagos ir tie vat, visi tekstai, aš klausau vieni anglų kalba, kiti lietuvių kalba, ir visą laiką aš girdžiu, apie kažkokia yra tematika, kuri reiškia, tuo metu man buvo labai aktuali, kažkoks toks neišsipildymas, kažko ieškojimas, kažkokia šviesos gyvenime. Tai kai jau atsitiko ta mano grynai tokia solinė kūryba, nebe projektinė veikla, čia irgi kilo iš to, kad tiesiog aš nuėjau į terapiją, iš tikrųjų. Ir visai, kad klausiau savęs, kodėl aš taip noriu kurti, bet negaliu kurti, nes negaliu kažkokio barjero vidinio įveikti. Tarsi jaučiu, kad aš nepakankama, be abejo, kad tai buvo irgi susijęs su tuo, kad kadangi aš studijavau teisę ir turiu teisės magistrą, tai tuo metu aš nestudijavau muzikos. Ir taip yra, kad teko daug gyvenime išmokti tiesiog savamoksliškai ir per praktiką, per patirtį įgyti tas žinias, tai irgi tokio tarsi, mes negimstam žinodami, kaip rašyti tą dainą. Tai tiesiog atrodo, kad yra kažkokių idėjų, bet kaip tai padaryti, su kuo padaryti, kur rasti tas žmonės, kas galėtų tai sugroti, koks tai turėtų būti prodiuseris ir panašiai. Tai buvo tikrai toks laikas, kur aš turėjau jau tų idėjų užrašų knygutėj, bet galvojau, tai apie ką čia galėtų būti Justė Kraujelytė ir apie ką čia ta solinė kūryba, apie ką. Ir aš vis klausiau, apie ką, tai kokia ta tema, tai meilė tema, nežinau, ten gamta tema ir taip toliau. Ir tada aš supratau, kad tai, kas vyksta visą laiką manyje, taigi yra terapija ir yra psichologijos temos, iš tikrųjų tai, ką aš manau prisikasti, ten tas vidinis vaikas esantis ir panašiai. Jie visi tokie kartais ir skausmingi, iš tikrųjų vidiniai išgyvenimai, bet jie man padėjo sudėlioti tas dainas ir tuo pačiu tai irgi tapo kažkokiu terapiniu gydymu man pačiai. Tai atrodo, kad sukuri tą dainą, išrašai, nebūtinai viskas bus tekste, kažkur ta emocija. Ir per muzikinės linijas perės ir man pačiai to pirmo albumo kūrimas, kuris vadinasi Therapy, tai jis irgi buvo savotiška terapija. Man atrodo, kad nuo to laiko man kažkaip irgi vidus susidėlio, kad tai aš žinau apie ką, aš žinau, kaip turėtų dabar būti ir tarsi tokia atsirado kažkokia papildoma misija, nes apskritai tas visas dinavimas, sakykime, ten šou, visas business, entertainmentas, man visai atrodo, kad tai yra kažkaip tuščia, sakykime, nepabėgam to žodžio, kad, tai yra apie, viskas smagu, lengva ir taip toliau, tai aiškiai labai patiko, kad aš tuo metu galėjau susėti tai su kažkokiu gydymu, su kažkokia, žinute, ta prasme, ieškoti bendraminčių ir kad įdėti į tą muziką, įdėti kažkokią kitą misiją, ne linksminimo, ne kažkokio šou, ne tokio fun, o būtent gydymo. Tai manau, kad tai ir tapo iš tikrųjų mano pagrindinė kūrybos tema. Ką tau suteikė dalyvavimas Eurovizijos atrankoje? Suteikė, manau, labai gerą patirtį. Tai iš tikrųjų prieš dalyvaudama kaip solo atlikėja, aš jau 2015 metais buvau išvažiavusi kaip back vokalistė į didžiąją Euroviziją su Vaida Baumila ir Monika Linkyte. Tai iš tikrųjų ten buvo tikrai toks labai puikus laikas, nors man reikėjo tuo metu ruoštis baigiamiesiams egzaminams teisės fakultete, bet atsimenu, kad tai buvo gal toks lemtingas metas, kai aš sprendžiau, tai ar vis dėlto pavyks man tapti teisininkė, ar vis dėlto muzika ir viskas. Tai man atrodo, tas kelionės buvo viskas sudėliojo, tikrai atrodo, kažkaip išsidėstė gerai planetas ir žvaigždės ir atrodė, ne, aš jaučiu, kad aš pačia esu, kur turiu būti.
Tai visą laiką ta Eurovizija buvo mano gyvenime, iš tikrųjų aš kai buvau maža, tai mes darydavom ten, mano visi gimtadieniai būdavo Eurovizijos tema. Tiesiog ten būdavo sode, žodžiu, pasikviečiu draugę ir būdavo padaryta scena, mes žiūrėdavom video kasetes, aš išsirašydavau visą Euroviziją, išanalizuodavom pasirodymus, būdavo ten grimo ir drabužių kambarys, tada darydavom tus pasirodymus komandom ten viena prieš kitą, ir visai ką būdavo tokios Eurovizija, ten analizuoja, visokias namuose balo lenteles darysi, kiekvieną kartą verki, kodėl Lietuva nelaimėjo, tai ir galvoju, bet kai aš užaugsiu, tai vat jau laimėsim, važiuosim ir žodžiu, ir viskas bus gerai. Tai tikrai buvo tokia sena svajonė ir džiaugiuosi, kad tai teko patirti. Tai leido iš tikrųjų susidurti su ta profesionalia scena, patirti visą tai, ką reiškia kurti, va, tą gyventi tokį konceptą ar kūrybinį sumanimą, į kurį įeina, ar ne kažkokie dailės sprendimai ir šviesos, ir kameros darbas. Ir man, pavyzdžiui, asmeniškai labai yra įdomu, ne tik tais dainuoti, bet ir galvoti apie tą visą režisūrą, kaip perteikti mintį, kaip veikia ten kadras ir taip toliau. Tai buvo ir labai smagu ir tokia ir kūrybiška visa patirtis, bet kartu tikrai galiu pasakyti, kad tai atneša labai didžiulį stresą, dėl to, kad reikia tus kelis mėnesius gyventi praktiškai vien tik šitą temą, o mes visi esame žmonės, ar neturim kažkokius kitus įpareigojimus darbus ir taip toliau, tai tiesiog kiekvienais metais aš atsimenu, tai buvo toks išprotėjimo laikas, kur tiesiog tikrai nemiegi naktim, kur sapnuoji, kad nežinau, netėjo sukneliai pasirodymą, kad nespėjai, kad ten susirgai, kad dar kažkas atsitiko, tai iš tikrųjų tokie dvejopi jausmai, tikrai nesigailiu, nesakau, atrodo įgauni tokios skūros, bet kita vertus tai mes irgi esam su kitais atlikėjais diskutavę, kad kažkokiu būdu šita scena yra pati baisiausia ir tau sukyla, tiesiog širdis daužosi, nes yra tos 3 minutės. 3 minutės trunka daina ir tu turi ten parodyti viską, ką dabar ruošeisi, viską sustatyti ant tos kortos, ant 3 minučių, kad tu geriausiai sudainuotum, geriausiai viskas atrodo. Tai va tas kažkoks spaudimas viduj yra, kad atrodo visą laiką ten širdį permuša, visą laiką balsas dreba, eini ir galvoji, siaubas, nemoku dainuoti, nieko aš nemoku, nors atrodo, kai repetuoji ir darai, ir tos patirties yra koncerte, nes man kartais išeiti 2 valandų koncertą sudainuoti yra žymiai lengviau negu tas 3 minutės, kai reikia labai atrodo, kad 3 minutės, 33 minutės. Taip, ir sakau, ten taip širdis daužasi, kad jau, tikrai visus būdus, kad jau viską darai, ten kvepuoji, raminiesi, viską, apsupi save gerai žmonėm, kad tave juokintų ten kambarį ir vis tiek išeini ir žodžiu, tai visą laiką man buvo taip, aš tikrai net neneiksiu, man buvo labai sunku susitvarkyti su stresu ir toks ir piktis ant savęs, kur galvoju, taigi susitvarkai, tai tiek būna situacijų gyvenime susitvarkai, o čia, nors viskas yra paruošta, visi dirba, viskas bus gerai. Siaubas kažkoks. Ir tikrai net ne dėl žiūrovų, kurie ten sėdi salėje, bet va ta įtampa, kad taip tu nori, kad gerai viskas būtų, kad tiesiog truputėlį sproginėja galva tą matau. Žinau, kad savyje dar turi vizualinį talentą, nes albumas Imposteris dar turi trumpametražį filmą. Tai apie ką tas filmas? Iš tikrųjų tokia, čia buvo praktiškai utopinė iš tikrųjų idėja, tai mes kadangi bendradarbiavom su režisieriumi Mariumi Rimku kelerius metus ir vaizdo klipus kūrėm ir tos pačius Eurovizinius pasirodymus kartu, tai žodžiu kažkada aš Mariui sakau, žinai, sugalvojau, noriu daryti albumą ir tai bus tas trumpo metro EP albumas ir padarom filmą, tegul būna visas albumas tokia kažkokia vientisa istorija ir išsikelkim savo įdomią užduotį, kad žodžiu, sugalvojom kažkokį scenarijų, kad ir dainos apsijungtų ir, žodžiu, ir su ta visa vizualinė forma, kad tai būtų ne atskiri vaizdo klipai, o kažkoks vienas scenarijus, viena istorija, vienas filmas. Tai iš tikrųjų buvo tikrai užduotis nelengva. Daug kas man tikrai sakė, kad kaip gerai, kad tu esi tokia drąsi ir nieko nesupranti. Ir tiesiog nežinai, kaip tas daroma. Tai tiesiog dėl to rizikuoji ir kažką tais va tokio didelio bandai gyveninti. Aš atsimenu, turėjau susitikimų iš kino, su žmonėm iš kino industrijos, pavyzdžiui, su prodiuserė jau vos 4 sako, oho, jo, čia iš tikrųjų tokie 6 biudžetai turėtų būti, va tokie, va ir tokie, ten su tiek nuliu, aš tokia, ne, tai aš čia pagalvojau, mes čia taip, čia pasidarėm savo mažą komaską, gerai, sėkmės. Tai, žodžiu, labai džiaugiuosi, nes man tikrai buvo labai įdomi patirtis, tikrai reikalavo daug kantrybės ir tikrai po to, kai žiūri,
kai jau esi toj aikštelėje, ar ne, ir kiekvienas sprendimas, kurį tu priėmai, nežinau, pavyzdžiui, lokacija kažkokia ir taip toliau, ir galbūt ten kiekvienas kažkoks užuolaida ten, na taip, pakabindavo, tai žiūri, kad aš galvoju, nu gerai, kaip dabar čia viskas sutvarkyti, sudėlioti. Tai man tai buvo tikrai fantastinės tos 4 dienos, kol filmavom tokį, pavadinkim, labai ilgą vaizdo klipą, trumpo metro filmą. Ir visi tie pasiruošimai, ir kaip reikėjo ir muziką derinti, ir garsus, ir viską, kad viskas atitiktų su scenarijum, tai buvo iš tikrųjų labai toks fantastiškas laikas. Tikrai buvo sudėtinga ir aš atsimenu, kai jau montavom tą kūrinį ir galvoju, nu, kitą kartą gal kitaip daryčiau, kitą kartą dar kitaip. Bet vis tiek labai nesigailiu, iš tikrųjų tas darbas buvo tik vieną kartą parodytas Skalvijos kino centre, tai buvo premjera tada, tik imposterio pristatymas ir kino teatre darėm seansą, tai iki šiol iš tikrųjų aš jį taip laikau, dar neparodyta, dabar jau su spalvų korekcijom, jau dar labiau pagražinta, tai jis bus inkorporuotas į mano artėjantį koncertą gruodžio 4 dieną, menų spaustuvėje. Tai kadangi bus didžiulis ekranas, tai bus ir filmo šito kadrai. Tai tikiu, kad kas nematė, norėtų pamatyti labai plačiu ir per koncertą bus galimybė pamatyti. Aš tai tikrai planuoju būsiu, kad pavyksi kalbėti. Taip. O kaip supratai, kad nori mokyti ir vaikus, ne tik dainuoti? Šita kažkaip kryptis atėjo mano gyvenimo visai be jokio plano. Iš tikrųjų, tai neplanavau aš niekada būti mokytoja, bet man atrodo, kad tie dalykai, kurie kažkaip turi atsitikti gyvenime, jie tave pasiveja ir sako, kad jie kažkaip atsitinka netgi visai lengvai ir nejučia. Tai buvo laikas, man atrodo, karantino laikas, gal prieš šiek tiek karantiną ir aš gavau tokį pasiūlymą, iš tikrųjų, sako, jūs dar nenorėtumėt vesti vokalo pamokų, tai buvo vienas konkretus žmogus, jis buvo suaugęs žmogus, dar ir po šiai dienai lankantis pamokas ir sako, bet aš galvoju, kad jūs galėtumėt mokyti, bet aš nemoku, aš neturiu patirties, nu jo, aš dainuoju, suprantu, ten galim daryti pratimus ir taip toliau, sako, man atrodo, kad jums pavyktų. Ir aš kažkaip kaip mėgstu labai tokius iššūkius gyvenime, kur, nu, kodėl ne, reikia pabandyti. Tai kažkaip įvyko tas pirmas pamokos ir labai taip, sakau, labai natūraliai, pamažu atsirado dar vienas mokinys, po to dar vienas ir iš tikrųjų, gal pernai metais aš pagalvojau, kartais sėdžiu iš tikrųjų, būna pamokų diena, 5 pamokos per dieną ir galvoju, bet kaip čia taip atsitiko, visai ne čia, kaip čia taip yra, kad aš jau visiškai mokyta, jau 15 pamokų per savaitę, taip ėmė kažkaip ir atsitiko, iš tikrųjų, esu labai dėkinga. Nežinau, kokiu būdu, kartais gal tiesiog taip plinta iš lūpų į lūpas, nes tikrai nėra, kad labai daug reklamuočiau save, yra mūsų studija Senas menų fabrikėlis ir ten iš tikrųjų mes ir stovyklas vaikam vedam ir taip toliau, tai jau 7 metai gyvuojam, tai labai džiaugiuosi, kad tie žmonės atranda ir kad jie pasitikė manim ir vaikai, ir suaugę lanko. Su vaikais be abejo, kad yra visai labai įdomu, nes jų visų vidiniai pasauliai labai skirtingi ir tikrai įdomu juos pažinti, bet to vaikai, man atrodo, dabar yra nesulyginamai kitokie, jeigu mes prisimenam, kokie mes buvom maži ir kokios, nežinau, buvo mūsų aktualios, dabar yra kažkaip, man atrodo, jie netgi yra brandesni daugeliu atžvilgių ir taip toliau, tai kartais iš tikrųjų su vaikais aš turiu tokių gerų diskusijų gyvenimiškų, tai man atrodo, kad apskritai darbas su vaikais leidžia pačiam visą laiką nuolat pažadinti tą vidinį vaiką ir kažkaip nesusenti, tiesą sakant. Tai labai džiaugiuosi ir be abejo, kad aš mokausi ir iš jų. Ir jie mokausi iš manęs, ir aš mokausi iš jų, ir tai yra toks nuolatinis procesas, nuolatinis vystymas, žodžiu, tai yra ne tik apie vokalo techniką, bet dažniausiai tai yra ir apie pasitikėjimą savim ir apie laiką su muzika, kuris man irgi atrodo, kad yra toks terapinis. Ką savyje atrandi arba išmoksti mokindama tiek vaikus, tiek suaugusius? Man atrodo, atrandu daugiau kantrybės ir atsakomybės. Kantrybės tai vienareikšmiškai ir tokio lankstumo. Ir kadangi kiekvienas žmogus yra individualus, taip, ir vaikas, ir suaugęs, ir tau reikia visą laiką susidurti su kitu pasauliu. Ir tai iš tikrųjų visą laiką būna pirma pamoka, kur kažkaip bandai, pajausti, kaip čia mes kalbėsim, koks tas tonas,
kaip čia geriau, ar vienas žmogus, vat, jam tinka, kad, pavyzdžiui, bus griežtesnė truputėlį ranka, kitam reikia labai atsargiai, iš tikrųjų, ir labai švelniai, labai skatinančiai. Tai iš tikrųjų pačiai gal man leidžia patyrinėti savo kažkokias asmenybės dalis ir vat, ypač tą kantrybę vystyti, kad rezultatai nebūtinai ateina greitai. Kažkam ateina labai greitai, kažkam reikia trupučiuką tokio šiek tiek, ar ne? Ir jau atsidaro tas balsas, jau mes galim keliauti tolyn, kažkam reikės tikrai ilgiau. Tai va tas toks kantrumas ir gal gebėjimas pasidžiaugti ir mažyčiais dalykais, arba netgi nebūtinai susijusiai su vokalo technika, bet, pavyzdžiui, esu turėjęs mokinių, kur, tarkim, po pusmečio aš tiesiog šiaip matau, kad atsiranda atsipalaidavimas ir kažkoks pasitikėjimas savimi. Ir netgi gali būti, kad, pavyzdžiui, keičiasi, kaip žmogus šneka. Ta prasme, jeigu ateina, tarkim, yra taip kažkaip uždariau, ar ne, arba, pavyzdžiui, galbūt yra baisu savo balso, ar kad jis kažkoks bus pakeltas ar garsesnis, tai yra tikrai buvo labai gražių atvejų, kur gal ir ašarų būna per pamokas ir panašiai, bet kažkas atsidaro, atsirakina ir va tas balsas, kuris atsirakina, tai tas balsas tampa ir gyvenimo balsu. Pavyzdžiui, pastovėti už save, turėti savo ribas, ar ne, kažkaip garsiai save išreikšti ir nebijoti. Tai labai džiaugiuosi, kad tos vokalo pamokos gali prisidėti prie mano kalbų. Ačiū labai visiems, kad žiūrėjote ir ačiū labai Justei, kad sutiko. Ačiū labai jums. Ačiū labai. Ir man.